Džiaugiamės, kad Lietuvoje daugėja iniciatyvių žmonių, kurie aukodami savo laiką, energiją ir lėšas populiarina sveiką lietuvišką pirtį savo krašte. Kuršėnuose susibūręs naujas pirtininkų klubas Kuršėnų Garas įkūrė Joninių pirties kiemą Ventos pakrantėje, šalia pėsčiųjų tilto. Ar sudėtinga buvo prikalbinti miesto valdžią prisidėti prie žmonių gerovės? Na, iš tikrųjų nebuvo sudėtinga, nes kai pasiūlėm tokį projektą, tai savivaldybė tikrai džiaugsmingai priėmė šitą mintį. Tik aišku, paskui buvo keblumų, sakykime, su įgyvendinimu, bet tikrai kolektyvo dėka mes tai padarėm. Tai tikrai gal buvo sunkiau paskleisti žinią tiek Šiaulių rajono žmonėm, tiek Kuršėnų žmonėm, kad vyks tokia šventė, jinai yra nemokama, edukacinė. Žmonės pradžioje labai vangiai tai žiūrėjo, bet dabar dienos eigoje matome, kad žmonės renkasi, tai klaida pavyko. Pirties kiemo įkūrimu rūpinosi Kuršėnų Garos pirtininkai, kartu su keliaujantis pirties renginiai, kuriam pirtį entuziastais. Ar sunku įkurti tokį pirties kiemą? Ne, nebuvo sunku. Misija labai įmanoma. Tai yra labai paprasta, tik tai viskas yra tiesiog suplanuoti ir susitarti. Aišku, tam tikros procedūros turi būti, kaip ir visur, bet tikrai buvo juntamas noras turėti pirties kiemą ir manau, kad tikrai puikiai pavyko. Kodėl yra svarbu organizuoti tokias šventes? Na, aš galvoju, tokias šventės supažindina netgi tos pačius miestelėnus, kad jie gyvena tam pačiam mieste. Tai vienas kitas sutinka, sakykime, šventėse, pamato iš kitos pusės, negu, kaip sakant, einant gatvę kiekvieną dieną. Tai aš galvoju, toks dalykas suartina miesto žmonės, iš tikrųjų. Superinė, labai linksma, kaip matot, daug žmonių susirinkę, visi ištroškę pirčių ir pirtis, kaip pastebėt, ir vasarą labai puikiai visiems žmonėms patinka. Tai super, geri įspūdžiai, gera nuotaika, malonus aromatai, šviežios vantos, ko daugiau gali norėti. Jie tiesiog pajuto, kuom gali skirtis, kitaip atrodyti, pajusti ant savęs visą šitą malonumą. Ir edukacinio pobūdžio, pažinti save, pažinti savo kūną, taip pat labai gražus metas šiuo metu. Taip pasakius Joninės, turim labai daug puikių vantų, šviežių vantų, lietuviškos medžio, taip kaip ir liepa, ąžuolas, beržas. Ir dabar viskas kaip tik kvepia, žydė. Mėgautis malonuojas. Tokios šventės yra naudingos dar ir todėl, kad jose dalyvauja vietiniai pirčių ir kubilų gamintojai, kurie suteikia galimybę visiems norintiems gyvai išbandyti jų gaminius. Lauko kubilas padeda atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos. Taip pat jis tinka iš po pirties, ta prasme. Jis gali būti naudojamas, ta prasme, tiek šaltų, tiek šiltų vandeniu. Taip pat gali būti kūrenamas malkinė krosnelė, gali būti ir elektrinio pobūdžio. Taipogi šitam kubiliai yra sumontuotos dvi masažinės sistemos, kurios atpalaiduoja kūną. Viena iš jų yra oro masažinė sistema, kita yra vandens masažinė sistema, kuri tiesiogiai masažuoja nugarą. Aš manyčiau, kad lauko kubilas skirtas yra šeimai. Ir vaikai jį labai mėgsta, ta prasme, dūkti, maudytis, tai manyčiau, tai labai puikus būdas savaitgalį praleisti su šeima bei vaikais, bei atpalaiduoja po sunkios darbo dienos. Molingos Kuršėnų žemės nuo seno traukia vietos gyventojų dėmesį. Žmonės kasė molį, minkė jį ir žiedė puodus, ąsočius, kitus apyvokos reikmenis. Ši vietovė nuo seno garsėja kaip puodžių kraštas. O iš kur tokia meilė pirčiai? Pirtelės tai yra liuksas. Kuršėnų pomėgis po puodžių. Nes kuršėnai sako puodžių, bet manau, kad daugiau yra pirtininkų negu puodžių. Mes labai mylim, nes atvažiuodavo nuo senovės seneliai, uošviai pirmąjį pirtį, o paskui prie stalo sėsdavomis. Daugelių pirtelė tokia yra, kur norėjo likviduoti, mes dieną naktį jį saugojom. Ir išsaugojom, į dabar veikia, tai Daugelio pirtelė. Atvažiuoja net iš Šiaulių į Daugelio pirtelę. Į antradieniais mes į Kalniškius važiuojam, dar ten visą chebra renkasi. O čia mieste turim elektrinė pirtis yra. Bet irgi, žmona eina ten, irgi tinkamas garas ir švari, gera pirtis ir kaip Kuršėnų miesteliui, tai pirčių užtektinai yra. Kuršėnuose 2 pirtis savivaldybė išlaiko. Tai ten tiek žmonių, tik tai prie 11 000, tai pirtininkų daug, nes vienoj pirty per dieną Kuršėnuose praeina apie 80 žmonių. Nuostabi vieta pirties kiemui, šalia tilto, kuris veda į Kuršėnų miesto parką, prie pat Ventos upės. Ar nemanote, kad čia nuolat turėtų veikti kelios mobilios pirtis, ar bent savaitgaliais? Na, iš tikrųjų gerą klausimą uždavėt. Tai dabar yra projektas kitiem metam numatyta
Ir, kaip sakant, jeigu pavyks projektas, savivaldybė palaimins, tai turim planą prie Ventos pastatyti 3 pirtis. Linkime sėkmės ir pažadame būtinai atvažiuoti padėkoti jums bei savivaldybei už atsidavimą miesto žmonėms ir jų geroviai sveikatinant. O šiandien už Joninių pirties kiemą dėkoja pirtininkai ir vietiniai gyventojai. Čia yra, kaip sakant, pati geriausia dovana žmonėms, miesto žmonėms, valdybių žmonėms, ką gali geriau padovanoti nei sveikatą, nei atsipalaidavimą žmonėms. Šitie visi sveikatinimuose, kaip pasakyti, visos tos, kaip pasakyti, lėšos skiriamas žmonių sveikatinimus, tai yra labai gera investicija į žmogui, į pirties naudą. Kaip sakant, mes pirtininkai čia rodom, ką galima daryti pirtyje, kaip galima mėgautis, pasisveikatinti. Žmonės grįžę namuose tą patį gali kartoti savo pirtelėse. Sveikatinimo programos tai žmonėm ir sveikatos, geriau nieko nepadovanos iš tikrųjų. Nes žmogus su savim nieko nenusineš. Ir tik tai sveikatą galima. O jeigu išeina sveikatą kažkokiais pinigais kompensuoti, tai čia nuostabu yra. Manau, kad reikia tokių dovanų, o čia yra iš tikrųjų nedarbas, vis dėlto šventė miestiečiam, miesto svečiams, taip pat ir šventė mums iš tikrųjų. Tai yra malonumas pasisveikatinti, pasipirtinti, pabūti bendraminčių sukūryje, pasidalinti savo patirtim, sužinoti iš kitų patirties. Tai jeigu seniūnija, tai galim pagirti seniūną. Bet seniūno nebuvo, būtume nuplakę išmauti. Labai malonu, jau geriau. Geresnios dovanos nereikia, kaip pirtininkui. Reikia žmonėms tokių dovanų. Labai reikia, tankiau reikia. Prie kažkokios šventės, čia kaip koks simbolis pirtelė, prie Ventos vanduo labai geras. Ir manau, kad mums čia labai pasisekė. Jeigu seniūnas dėkoja, tai noriu Joninių progą seniūnui palinkėti sveikatos. Kitą pirties kiemą įkursime. Keliaujančios pirtys artimiausiu metu keliaus per Lietuvą, tai pirties ekspedicija 6-12 dienomis 7 Lietuvos miestuose. Tai sekite tiesiog informaciją internete ir bus detaliai viskas surašyta. Toliau turėsim renginių Žemaitijoje, Anykščiuose. Tapkite Vantos lapas Facebook sekėjų ir užsiprenumeruokite mūsų YouTube kanalą, kad nepražiopsotumėte, kada mes su pirtimis ir kubilais atvyksime į jūsų miestą. Geros jums vasaros ir susitiksime pirtyje.